varėm į keltą, galvojau, parodysiu, kaip į keltą įvažiuojam, bet tiesiai į keltą, tik įvažiavam, užsidarė duris ir plaukiam. Pirmą kartą taip, niekada nebūna taip. Walk on water cause I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love, it was payday. Candy colored nails, match the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head. Cause you hot as shit, nah, I just she African. Not no bottom, top notch out here. Love me like I love myself, love it when she smile at me. White teeth with a heart of gold, now I'ma put a diamond in it. Ring, 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 love calling me. She calling me, ring, 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 love calling me. Ain't gon' be a man to pick you up, you stay down for me. Eyes closed, arms out, flying. Red Bull, babe, you give me wings, pilot. Girl, I love your voice, sound like love calling it. Love called again, and I ain't miss a call yet. And I ain't miss a call yet. She say she feel my emotions when I just give thanks, can't believe we in the same bed. God do it best, shout out to my angel, she a mess. Clean up when she stressed, never stressing me. Looky please, I'm the luckiest, feel it in my chest. Treasure you, I swear you a diamond. Ring, 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 love calling me. Ring like the camera is free when she calling me. I ain't miss a call yet. I ain't miss a call yet. Love called again, and I ain't miss a call yet. And I ain't miss a call yet. Love called again, and I ain't miss a call yet. I ain't miss a call yet. Sveiki. Atvarėm biškį pasavaitgaliauti prie ežeriuko to žalio. Jeigu esat mano Instagramą esat matę nuotraukas to žalio ežero. Žodžiu, čia 3 valandytės kelio nuo namų. Taip prailgo iš tikrųjų, visą laiką prailgsta čia važiuojant, nes siauri keliai ir sunkvežimių labai daug iš priekio buvo. Tai važiuoji, ten važiuoji ir neina atvažiuoji. Bet atvažiavam, oras pasakiškas. Iš tikrųjų dėl to važiavam, kad žiauriai gerus orus pranešė ten iki 23 laipsnių, ko dar nebuvo šiemet. O jo, ir čia toks jau bus pirmas, toks jau tikras kempingavimo sezono atidarimas. Tai jaučiu, pasėdžiu čia biškį ir varau kurt ugnies. Spėkit, ką kepsim šiandien. Ne dešrelės. Pasidalinsiu life hacku, kad neprisišiukšlintų bagažinė nuo malkų, nuo griliaus, neprismirstų. Tokią dėžę nusipirkit. Viskas, griliukas, malkos ir nei vieno trupinėlio bagažiniai. Taip šilta, kad net į šortus iššokau. Ugnytė dega jau. O čia...
tas ežeras iš tikrųjų, tai yra žiauriai žalias. Bet kai saulė jį nešviečia, jisai būna taip iš vis paprastai atrodo kaip visi ežerai. Tai jo, tai reikia laukti, kol rytoj pašvies saulė, čia bus žiaurus tas ežeras, pamatysit. Dar nežinau, ką kepsim iš tikrųjų. Ne, žuvį kepsim gal, lašišą. Kad ten Boba lenda į ekraną, nori irgi YouTube patekti. Nu va, pagavom va tokį lašišos gabalą čia. Ne, nepagavom. Bet išsikepsim. Tokį šliosą. Dar kokį bairiuką sugalvojau pabandyti. Nupirkau tokių mini picų padų. Išmėginsim ant griliuko, tipo kaip duona, vietoj duonos. O lašišiukas jau kepa. Wow. Net dega viskas. O, čia gerulis bus. Gerulis. Nu, ką čia turim? Dar biškutį reikia. Biškutį. Tas picikė iškepė taip įdomiai. Tokia picos padas, nu. Pažiūrim. Skaniai viską. Bus žuvis su picos padu. Bet ne ant picos padu. O iš tikro prie šito ežero, va ten va čia matom šitą. Čia yra ledynas. Tikriausias ledynas. Tas ežeras, aš rytoj biškį apie jį papasakosiu. Čia ne šiaip ežeras, yra ir šitas visas slėnis. Irgi yra ne šiaip atsiradęs. Nu vo, lašiša. Su picos padu. Einam, žiūrėsim, kas čia gero. Nu vo, pavalgiam. Atvarėm čia į kempingo apžvalgos vietą. Va. Žiauriai gera vieta. Iš tikrųjų, aišku, galėtų saulė būti visą naktį. Bet nieko, va. Bet vėjas tai toks vos. Iš tikrųjų, stiklinis vanduo beveik. O ten yra kitas kempingas. Mes esam irgi ten vieną kartą buvę. Irgi geras vaizdas. Vaizdas į ledyną. Tai va, o rytoj eisim ten į kalną. Ten irgi matosi iš tikrųjų ledynas. Ten, va čia, va. Tai va, bet ten neina prieiti prie to ledyno, tik tai ten krioklys yra toks, matyt nuo to ledyno eina. Tai va, nu ką, einu ieškoti šeimos, kur šeimyną išvarė su šuniu. Iš tikrųjų čia šiemet, nežinau, bet šiaip čia va erkių labai daug yra. Į mišką eini, čia žiauriai daug. Bet šiemet kažkokios erkės žiauriai aktyvios. Tas net nebuvo to šilto oro dar. Bet tai vieną vakarą čia varėm su šuniu biškį pasivaikščioti prie namų. Aplypęs erkėm grįžo. Tai jo, tai jeigu čia būdavo šiaip erkių, tai
turbūt, kad bus ir dabar. Nu, parėjom dabar į kemperį atgal. Visi sulindę jau, palapinėse sėdi. Kas kemperio atsitėliko žiūri. Tai va, iš tikrųjų, pirmai dienai ir tiek, nes, nu, ką čia po darbų atvažiavom, čia kažko nepriveiks. Plius, va, tokie biški drėgnė jaučiasi, čia nelabai norisi sėdėti tam lauke. Dar vis tiek nėra vasara. Tai va, o rytoj varysim, lipsim į kalną, čia biški toks haiko turas yra. Krioklį pažiūrėsim tokį. Krioklys labai gražus yra. Ir pakelsim droniuką, čia pamatysim, kaip šitas ežeras atrodo saulės šviesoj, nenatūraliai žalias. Iš tikrųjų, man, aš visą laiką noriu čia važiuoti, man tas ežeras tokia magija yra. Atsisėdi, taip galėčiau žiūrėti tą ežerą, nežinau, visą naktį. Ir va, gal tada iki rytojaus eisim mes biškį teliką pažiūrėsim su mano. Ir call it a day. Tai iki rytojaus. Labas rytas. Vo. Sprendėm biškį pažvejoti ryte. Iš tikrųjų, saulė išlindo iš karto, kai atvarėm. Vaikis po 5 minučių pasidavė. Sako, nėra čia žuvies, varau. Išvarė. Tai va, toks. Jaučiu, vaikis gali būti, kad buvo teisus. Nes čia. Nors man iš tikrųjų lieka biškį pagriaužė kažkas. Kliovo nemačiau, bet jaučiu, buvau gal išėjęs. Nu va, išeinam į haiko turiuką. Toj parodžiu, kur eisim. Eisim va ten prie to krioklio. O viršui yra ledynas, bet ledyno nesimatys. Tik krioklys, bet ten žiauriai gerai atrodo ta vieta. Tik tas turas toks biškai yra iš sunkesnių. Nu einam, žiūrim. Ten matosi yra buvę nuošliauža tokia. Čia taip tokioj pavojingoj vietoj, kur ten apačioj kempingas. O, jo. Nu va, ir užlipom. Biškį po žiemos jaučiasi tas toks užsisėdėjimas. Dar aišku, su vaiku nebuvo lengva lipt. Vaikas už 5 minutės palipo. Sako, kada varysim namo. Tai va, bet krioklys gražus. Jisai tiesiai teka tiesiai iš ledyno. Į tą žalią ežerą, ten kur kemperis stovi.
Tai va, ką, trukau kokią 20 minučių. Šeimina laukia manęs biškį žemiau, nes vaikis ten batus suslapo. Tai va, aš jaučiu, leidžiuosi dabar žemyn ir varom griliuką užsikursim. A? Vanduo tai koks 8 laipsniai, nu nedaugiau tikrai. Toks vanduo toks, kad tikrai taip neplauktum sieksniais ten per ežerą. Vis tiek dar yra pavasaris, dar nėra tas šiltas metas, plus dar, kad šitas ežeras šiaip nuo 4 iki 8 laipsnių čia net vasara būna, nes čia tas ežeras eina tiesiai iš ledyno. Tai jo, tai jisai nespėja čia nušilti, nes čia, iki to ledyno gal čia kilometras. Realiai 2 kilometrai vandens linija. Tai čia toks ledo vanduo. Bet po kalno tai atsigavau žiauriai. To grinai, va to ir reikėjo toks į kalną ir lipau ten šlapės buvau net. Dabar taip grįžau, taip geras. Jo, dar iš to kalno, žodžiu, kai grįžom, aš erkę išsitraukiau, nuo šuns 2 erkės nuėmėm, bet neįsisiurbusi. Ir vaikui galvoj radom vieną tokią mažą erkę. Tas kalnas tai žiauriai aktyvus yra ant erkių, žiauriai. O šiandien dešrelių rubrikėliai. O, tokią dešrą uždėsim. Čia labai panaši dešra tokia kaip kepėm Danijoje, bet čia tokia dar mėsingesnė. O. Čia bus gerulė. Irgi gera. Nu jau, manau, bus iškepę. Jūs taip nemanot? Bus iškepęs jau mėsgalis. Nu, biškį su valčikė išplaukėm pasiplaukioti. Iš tikro nėra dar to žalio vandens. Kažkaip, aš čia kiek esu buvęs vasarą, tai visą laiką tas vanduo labai žalias. Bet man atrodo, kad gali būti labai, kad
kad nėra būtent to žalio tokio vandens, dėl to, kad kalnai tirpsta ir realiai vanduo ateina iš sniego, o ne iš ledyno. Dėl to vasara būna žalias vanduo. Nes iš tikrųjų matosi vanduo biškai yra išskaidrėjęs, nes jis toks būna šiaip žalias, bet toks kaip pienas. Tai reiškia, kad iš ledyno būna, nes ledynas graužia tos uolas ir dėl to būna tos mineralai ten, kažkas ten. Dėl to, o dabar tai vanduo toks žymiai skaidresnis negu šiaip paprastai būna. Jo, prasiplauksim. O ką, nemokamai valtis. Nueini pasiemi, ta prasme, kempingo gyventojai. Čia biški vėjas pučia, jaučiu, gali būti garsas blogas. Bet o ką, į kitą pusę nuplauksim. Pasižiūrėsim, ką nors. Ten matosi tas ledynas didysis. O tas ledynas, tai žodžiu, čia yra viena dalis maža matosi, kuris yra susijungęs ten toliau biški su kitu ledynu, kur tas kitas ledynas yra pats didžiausias ledynas Europos kontinente. Yra iš tikrųjų šito kempingo būna turai, galima varyti ant to ledyno pasivaikščioti, ten nuveža. Bet aš nesu buvęs, bet galbūt ateityje norėčiau. Tai va, plaukiam ir visi. Dabar čia taip išvis ne į temą pagalvojau. Kodėl taip yra? Užvažiavo ant rampų, ne? Ir pasikėlė galą biškį. Tai gal tiesiog reikėjo nevažiuoti ant rampų? Čia gal dėl stabilumo jisai čia taip padarė? Ar pakomentuokit, kaip jums atrodo. Ar čia tiesiog yra, kad mandrai, tipo, turiu kojas gale. Va, ugnis dega jau. Ir kepsim, ką kepsim? Šašlyką. Net tokį greitą šašlyko receptą suvariau. Net ne receptą, ten svogūnai, kefyras, bam bam. Kažką greičiau užraugiau. Žiūrėsim, kaip gavosi. Paim gal tos šašlykus reikėjo gal išimti. Jeigu gali. Tai va. Pažiūrėsim jo, kas gavosi. Iš tikrųjų, tai prieš išvažiuojant čia kažkaip sugalvojam. Ant staigio kažką. Ką biškį apie šitą ežerą. Šitą, vienu žodžiu, visą slėnį suformavo ledynas slenkantis. Net kaip žinot, gal, kad ledynai jie visą laiką vaikšto vietoj. Ir aišku, dar jo liko gabaliukas, gal rytoj nuvažiuosim iki tenai. Biškį pažiūrėti. Dar priklausys kaip kas, neprižadu. Tai va, tas ežeras šiaip vasarą jisai būna, magiškai žalias. Net paprastą nuotrauką nufotkinę atrodo kaip sufotoshopinta būtų. Maždaug taip atrodo. Mes čia į metus mažiausiai 2 kartus atvažiuojam. Ir čia iš praeitų metų nufilmuota yra biškį. Jo, ir vienu žodžiu, čia yra buvę tokių dalykų. Skaičiau biškį apie šitą ežerą, tai čia 2 kartus yra buvęs, kad kalnas nusilinko ir vienu žodžiu tsunamis buvo.
Ne būtent šitam ežere, nu kaip, čia yra tas pats ežeras, yra labai ilgas, bet ten yra tiltukas toks, jisai labai susiaurėja. Tai maždaug už to tiltuko, kur važiavom, gal matėt. Tai jo, tai tenai buvo ir 2 kaimus nunešė. Bet ten žiauriai senai, 100 metų. Tai va, o pats ledynas, va, kaip ir minėjau, yra vienas didžiausių, netgi didžiausias Europos kontinente. Tas, kur yra tenai. Tikrųjų, čia, jo, čia ten yra, vat matosi ir ten. Nes iš to krioklio, kur buvom šiandien, ten irgi eina tiesiai iš ledynų. Tas krioklys. Tai va, o ką dabar? Išdegs ugnis. Biškį vaismedžių įdėjau irgi. Galvojau, gal šašlykas skaniau bus. Va, ir kaip sakiau, šašlyko, kaip visada, firminiam maišelį, iešmukai. Ir jo, ir ką, eisim kepti. Nu, išdegė ugnis. Bet iš tikrųjų nuo to vaismedžio toks kažkoks kitoks kvapas dūmų. Nelabai ten smarkiai kitoks, bet kažkoks biški kitoks. Oi. O. Ir mano šašlykų paslaptis, turbūt niekam nėra paslaptis, vartymas, daug vartyti. Čia kai norvegai ant dujų kepa visą laiką ir šiaip tas, kad ir mėsą ten kepia ant dujų, nelabai būna to kvapo tokio. Bet čia tai pakvips jaučiu. Garantuotai. Aš vieną kartą su draugu buvau. Draugas iš Portugalijos yra. Buvom kempinge ir aš šašlykus kepiau. Tas atėjo. Sako, ką čia kepis? Sako, iš kilometro kvepia. Nes jiems yra neįprasta tas toks. Čia realiai niekas nekepa ant malkų, ne. Tai dėl to, vat, jiems čia ir tas kvapas yra kitoks, visai toks tikras, skanus kvapas. Tai dėl to neįprasta jiems yra, jie čia jau pradės vaikščioti šniūrai, žiūrėti, kas čia vyksta. Kur čia kebabinė atsidarė. Dar vat privalumas šašlykus kepti ant grotelių, su iešmu, kad jie nesivartė tie šašlykai. Paverti ant šonų ir dabar galima ant visų 4 pusių kepti. Ja. O sako, negalima per video perduoti kvapą. Vis maždaug įkvėpti. Taip, tai tas kvapas. Šašlykų kvapas. Nori? Redai, nori svogūną? Žiūrėjau. Imk svogūną. Šuo, kuris viską valgo. Nu, ateik. Imk svogūną. Imk.
kaip ožys, ką duosi, tą valgys. Ai, nu apie vakar dar pamiršau. Vakar sakiau, kad eisiu teliką žiūrėti vakarą. Ne. Parėjau į vidų, į kemperį. Atsiguliau ant sofos ir užmigau iš karto. Vaiks dar nemiegoja, čia pasakas skaitė žmona vaikui. Aš klausiau ir užmigau. Paskui užmigo vaikas. Žmona pažadina, sako, ką, sako, žiūrim teliką ar ką? Ne, sako, einu miegoti, tik nusirengiau į lovą iš karto. Jaučiu ir šiandien tai bus, nes iš tikrųjų pavargau. Nu, ne tai, kad pavargau, bet toks išsikrovęs jaučiuosi, tą saulę iškrovė ant mane. Žiauriai. Čia į tą kalną lipom, čia su tą valtim varėm, čia tą, na, čia su to vaiku visur. Tokia intensyvi diena buvo. Bet tas nuovargis, toks fainas nuovargis. Ne toks nuovargis, kaip būna, kai iš darbo pareini. Ir ta saulė, jo, išvargina, žiauriai. Ypač gal, kai nesipratęs prie tos saulės, ta prasme, nu, nes buvo žiema. Čia realiai pirmas savaitgalis, tas toks geras. Tai va, nu kepam, toliau. Dar uždėjom grybų. Jau čia pačirškėjo šašlykas. Biškį pasvilo čiučiut, bet to ką. Nu va, pavalgėm šašlykų. Išėjom dabar biškį su keturkojų draugų teritorijų čia pažymėti. O taip, tai va. Žiauriai geras kempingas, iš tikrųjų nėra labai daug ką veikti, bet va gali irklentę va pasiimti veltui, pasiskolinti valtį. Iš tikrųjų, nu, taip ir prabėga tą dieną. Gali nuvaryti čia va į kalną, kai buvom, prie krioklio. Taip visai prie pat krioklio nebuvau, bet nes jau vaikis nebenorėjo lipti, iš tikrųjų. Tai va. O ką dabar? O dabar eisiu teliką žiūrėti. Bet labai didelis klausimas, iš tikrųjų, kai atsisėsiu prie teliko, ar neužmigsiu. Nes vakar tai galvojau irgi teliką žiūrėsiu, bet nežiūrėjau. Tai tikiuosi šiandien pažiūrėsiu. O mes ką? Atsisveikinam iki rytojaus. Ir rytoj tikriausiai važiuosim prie ledyno. Nu tai iki ryt. Vis dėlto gal paeis su teliku šiandien. Labas rytas. Tai va, po biškį ruošiamės. Varysim link ledyno. Atsikeliam čia, pavalgiam ką. Čia nieko nefilmavau iš tikrųjų. Tai varom. Walk on water cause I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love, it was payday. Candy color nails, match the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head cause you hot as shit.
night, just she African. Not no bottom, top notch out of here. Love me like I love myself, love it when she smile at me. White teeth with a heart of gold, and I'ma put a diamond in it. Ring, 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 love calling me. Ring like the camera is free when she calling me. Ring, 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 love calling me. Ain't gon' pay a money to pick you up, you stay down for me. Eyes closed, arms out, flying. Red Bull, babe, you give me wings, pilot. Girl, I love your voice, sound like love calling it. Love called again, and I ain't miss a call yet. Nu vo, atvarėm prie ledyno, pasistatėm mašiną. 7-5 kronos parkeringas kainuoja. Tai... Jo. Jo. 7-5. 7-5. Tai va, šokam į aprangas ir varom. Čia tas haiko turas trunka taip 40-60 minučių, bet lengvas toks. Yra aišku galimybė ir kad užvežtų tave tenai. Tada lieka ten 100-200 metrų eiti iki to pačio ledyno liežuvio. O mes ką? Man iš tikrųjų tai aš biškį atpratęs lipti į kalnus. Tai po vakar kalno šiandien biškį skaudėjo. Bet o ką? Reikia biškį ruoštis vasarai, ne? Redai, čia.
O čia matom, kaip nuo krioklys yra išgriaužęs tokią skylę, va. Ir va ten irgi į kampą ėjo visą laiką vanduo. Ir taip visą akmenį yra nupoliravęs tiesiog švelniai, taip apvaliai. Labai gerai atrodo. Ir bus dar viršui daugiau tokių vietų. Einu. O va šitas ženklas rodo, kad ledynas buvo šitoj vietoj 1800 metais. Tai reiškia, tai yra gerai aptirpęs jau. O dabar ledynas yra va ten. Tai per tiek metų tokia didelė dalis ledyno, iš tikrųjų 225 metai tiek ištirpo ledo. Va kaip atrodo tikras to ledyno vanduo. Tikriausiai ten apačioj dar nėra tokio vandens, o čia yra toks tiesioginis. Jis žalias, yra kaip užfotoshopinti. Kai tik ten ledynas yra ir kriokliukų bėga tiesiai į šitą. Ir jo, ir vanduo čia turėtų šaltas būt, galvau, gal biškį pabandyti įbristi. Einu, pažiūrėsiu. Tokią baudą padariau, tai drono nepasiėmiau, nes aš čia prieš 5 metus buvau. Čia visur buvo pilna ženklų, kad negalima skraidyti su dronais. Įdomiai. Nu, pabandom įsibristi. Vanduo tai čia nėra 4 laipsnių, tikrai net skaudžiai. Tai. Šuo tai kas jam, nešalta. Ridai, opa!
Nu va, pabuvom. Einam dabar link kemperio. Ką čia daugiau teiks? Čia iš tikrųjų taip atvažiuoju, nu atrodo. Jo, čia, nu bet, nu pamatai ledyną ir viską. Davai, susitinkam prie kemperio. Nu va, parėjom į kemperį. Užskaitau savaitgalį, žiauriai geras savaitgalis buvo toks aktyvus. Čia va, 2 tokie haiko túrai, su valtim paplaukėm, prie ežeriuko pačilinam. Žiauriai gerai. Trūksta vieno dalyko, iš tikrųjų jaučiu, kad kai grįšiu namo, kursiu kubilą. Ir dar dabaigsiu savaitgalį jau visiškai gerai. Tai va, o ką dabar judam link namų. Ten senis plauna kemperį, kol kelto laukiam, plauna kemperį. Tiek mėly kemperį, kad nusiplaus dabar. Tai va, nu ką ir parvarėm. Tai turbūt čia ir baigsim. Kas nesat subscriberiai, pasubscribinkit, galbūt palaikinkit. Pafollowingit mane Instagram'e ir ką, nu susitiksim kitam vidosike.